aš Ilona Juciūtė. Sveikinuosi iš savo mylimiausio centrinio Kauno turgaus. Šiandieną kepsiu rikotos sūrio pyragą. Jam reikės kilogramo sūrio, 8 kiaušinių, citrinos, 300 g cukraus, 100 g miltų, 100 ml grietinėlės ir šviežiai trintų braškių. Kiaušinius išplaksiu su cukrumi. Kiaušinių masė pašviesėjo, padvigubėjo. Aš į ją sudėsiu rikotos sūrį. Susidėjus rikotos sūrį, dar kartelį perplaksiu. Supilsiu grietinėlę. Įtarkuosiu citrinos žievelę. Ir įspausiu citrinos sulčių. Miltus persijosiu su kepimo milteliais. Dar kartelį viską perplaksiu. Paruoštą masę supilsiu į 24 cm skersmens kepimo formą. Sudėjau tešlą. Dabar paimsiu trintas braškes ir padėliosiu šiek tiek šaukštelio pagalba ant viršaus. Plono iešmelio pagalba maišant galima išgauti įvairių raštų. Ta aš ir pasistengsiu padaryti. Pyragas mano paruoštas. Kepsiu valandą ir 15 minučių 170 laipsnių temperatūroje. Taigi, pyragas iškepė, jam pilnai atvėsti reikėtų 4 valandų. Skanaus visiems ir iki pasimatymo maisto klube.